Mes vėl esame Anykščiuose, mums pavyko Saulių ir Paulių kalbėti, duoti interviu. Mes apsimetėm, kad esame iš gyvenimo būdo laidos ir apie traukinio apiplėšimą mes jų nieko neklausime. Sveiki, norėjom jūs pakalbinti apie gyvenimo būdą jūsų. Žinot, kad jau jūs žvaigždės esate internete, jums gerbėjas sukūrė Facebook'o puslapį, ar girdėjote? Jo, girdėjom. Mes labai to džiaugiamės, ne, Sauliu? Girdėjom. Jūs turit Facebooką savo patys? Nu, neturim. Mes dar ten nesam buvę. Draugai buvo, pasakojo. Ką pasakoja? Gerai ten, tikrai gerai. O kas ten gerai? Nu, sako, sunku išeiti net. Įdomu ten? Nu, sako, įdomu, noris grįžti vėl. Gera, sako ten. Tiesiog taip, jauku. Tai mes ten irgi perskaitėm labai įdomią naujieną apie prosenelį jūsų Saulių. Sako, kad jis buvo garsus žmogus Anykščiuose. Dėl ko jis garsus? Žodžiu, Anykščiuose buvo toks čempionatas. Visą laiką per jarmarką vykdavo akmens metimo rungtis. Susirinkdavo stipriausi vyrai ir mesdavo į viršų akmenį. Ir kuo ilgiau išsilaikys akmuo, tas ir laimė. Va dabar pademonstruos, Pauliu. Aš? Taip, meras stovėdavo su raktu. Jo. Ir jeigu gerai, tai kelia nykštį į viršų, jeigu blogai, tai nykštį. Tai dabar mes blogai. Mes blogai. Ne, tai tu mes. Ir trumpai. Pergalės ne. Taip. Dabar Paulius pademonstruos, kaip metai ilgai. Pauliau? Gerai. Meras. Opa! Pa! Turim stipriausią vyrą! O tai kaip jūsų prosenelis susijęs? Mano prosenelis vieną kartą ėjo iš ligoninės, nes gulėjo mano prosenelė ligoniniai. Prosenelis ėjo, liūdnas, į kažkas jį pastūmė, jisai įsistūmė ir jam atsirado tas akmuo. Jisai galvoja, žinot, prosenelė ligoniniai, mane iki žaidimų, eikit jūs velnio. Ir tą akmenį šveitė. Į tas akmuo nenukrito ne iki šiolei. Tai kaip, jūsų prosenelis stipriausias žmogus nuo to laiko ir vadinamas, taip? Taip, be abejo, kvailutė. O sakykit, galbūt buvo jūsų giminiai garsių plėšikų praeitį? Kokių plėšikų? Kokių plėšikų? Pavyzdžiui, traukinių senių žmonės plėšdavo. Nebuvo jūsų giminiai? Kažką tai. Tai vėl pradėjau. Nu. Kiti didžiuojasi tokiais genais, o galvoju, gal jūs irgi turite? Palaukit, mes nieko jūsų neklausim apie traukinio apiplėšimą. Traukinio apiplėšimo, kurį vykdė Saulius ir Paulius, tyrimas tęsiamas. Ačiū.